Gerbiamieji, šiandien pasidalinsiu įžvalgomis apie nevyriausybinėms organizacijoms skiriamo finansavimo iš ES biudžeto skaidrumą. Visuomenės spaudimas didinti ES finansuojamų nevyriausybinių organizacijų skaidrumo reikalavimus padidėjo po 2022 metų Katargeito skandalo. 2024 metų sausį priimta Europos parlamento rezoliucija reikalauja didesnio ES finansavimo, tame tarpe ir nevyriausybinių organizacijų skaidrumo ir atsakomybės. Neseniai šis klausimas vėl tapo politinių debatų objektu. Kodėl skaidrumas yra toks svarbus? Skaidrumas reiškia, kad piliečiai turėtų gauti informaciją, kam ir kokiu tikslu buvo suteiktos ES lėšos, kaip jos buvo panaudotos, ar lėšų gavėjai laikėsi ES vertybių. Visi žinome, kad nevyriausybinės organizacijos ir kitos pilietinės visuomenės organizacijos atlieka svarbų vaidmenį demokratinio politikos formavimo procese. Tačiau labai svarbu, kad tai būtų daroma visiškai skaidriai. Naujoje Europos audito rūmų ataskaitoje, už kurios parengimą buvo atsakinga, teigiama, kad NVO skiriamas ES finansavimas stokoja skaidrumo. Skaidrumas yra raktas į patikimą NVO dalyvavimą formuojant ES politiką. Tačiau nepaisant po mūsų 2018 metų audito padarytos tam tikros pažangos, NVO skiriamo ES finansavimo vaizdas tebėra miglotas, nes informacija apie ES finansavimą, įskaitant lobistinę veiklą, nėra nei patikima, nei skaidri. Europos komisija tinkamai neatskleidė tam tikros ES finansuojamos propagavimo veiklos, tokios kaip lobizmas. Nėra aktyvios kontrolės, ar finansuojamos NVO laikosi ES vertybių, todėl kyla rizika ES reputacijai. Apie kokio dydžio ES lėšas mes kalbame? 2021-2023 metais ES dotacijas gavo daugiau nei 12 000 NVO, kurioms buvo skirta 7,4 milijardo eurų ES vidaus politikos srityse, tokiose kaip sanglauda, moksliniai tyrimai, migracija ir aplinka, iš kurių 4,8 milijardo eurų tiesiogiai skyrė Europos komisija, o 2,6 milijardo eurų valstybės narės. O tai sudarė beveik 4% ES biudžeto išlaidų. Tačiau mes įspėjame, kad ir šios skaičius reikėtų vertinti atsargiai. Mes esame susirūpinę, kad nėra patikimos informacijos apie ES lėšas skiriamas nevyriausybinėms organizacijoms. Skelbiama informacija yra fragmentiška ir tai visų pirma trukdo skaidrumui. Antra, tai apsunkina analizę, ar ES lėšos nėra pernelyg sutelktos nedideliam skaičiui nevyriausybinių organizacijų. Ir trečia, riboja įžvalgas apie NVO vaidmenį ES politikoje. Nors komisija padarė pažangą rinkdama informaciją apie NVO suteiktą ES finansavimą, vis dar išlieka trūkumai susiję su informacijos atskleidimu. Be to, valstybės narės nestebi NVO suteikto ES finansavimo ir neteikia dėl jo ataskaitų, o laukiami reglamentavimo patobulinimai nenumato prievolės pranešti apie mokėjimus. Patikimai informacijai apie NVO finansavimą rinkti labai svarbus vieningas NVO apibrėžimas. Skirtingose ES šalyse NVO apibrėžtis skiriasi ir dažnai nėra įtvirtinta nacionalinės teisės aktuose. 2024 metais ES iš esmės apibrėžė NVO kaip nepriklausomą nuo vyriausybės ir nepelno organizaciją. Nors tai yra žingsnis teisinga linkme, vien apibrėžtimi negalima užtikrinti, kad NVO būtų teisingai klasifikuojamos ES finansinio skaidrumo sistemoje. Taip yra todėl, kad subjektai patys deklaruoja esantys NVO, o komisija netikrina svarbių jų statuso aspektų, įskaitant tai, ar vyriausybė daro didelę įtaką jų valdymo organams ir ar NVO siekia savo narių komercinių interesų. Pavyzdžiui, vienas didelis mokslinių tyrimų institutas buvo priskirtas NVO, nors jo valdymo organą sudarė vien tik vyriausybės atstovai. Dar keletas svarbių pastebėjimų.
Pirma, komisija aiškiai neatskleidė turimos informacijos apie NVO lobizmo veiklą, kuri buvo finansuota ES dotacijomis. Mes aptikome 2 atvejus, kai dotacijomis buvo finansuojama lobistinė veikla su politikos formuotojais pagal LIFE programą. Jau atliekant mūsų auditą, jo metu komisija paskelbė gaires, pagal kurias dotacijų susitarimuose neturėtų būti reikalavimo ES lėšų gavėjams vykdyti lobistinę veiklą ES institucijose. Antra, ES fondų valdytojai aktyviai nekontroliuoja, ar NVO laikosi ES vertybių, tokių kaip teisinė valstybė ir žmogaus teisės, o daugiausia remiasi pačių organizacijų deklaracijomis. Taip pat trūksta finansavimo šaltinių tikrinimų, kurie gali suteikti naudingos informacijos apie tai, kas stovi už nevyriausybinės organizacijos. Taigi, ką mes rekomenduojame? Mes raginame komisiją nuosekliai klasifikuoti nevyriausybinės organizacijas, užtikrinti išsamų informacijos teikimą ir aktyviai tikrinti NVO atitikti ES vertybėms. Kai kurie reguliavimo pokyčiai dėl išsamesnės informacijos teikimo jau padaryti, tačiau jie nereikalauja valstybėms narėms teikti informacijos apie mokėjimus, o tai yra prarasta galimybė pagerinti skaidrumą ir pasitikėjimą. Apibendrinant, nors nuo paskutinio mūsų audito buvo padaryta tam tikra pažanga, ES finansavimo NVO vaizdas lieka miglotas. Taip yra todėl, kad informacija apie ES finansavimą, įskaitant lobizmą, nėra nei patikima, nei skaidri. Nuoširdžiai dėkoju už jūsų laiką, kurio metu gilinomės į šios svarbaus audito pagrindinės išvadas. Demokratijos klesti dėl žmonių dalyvavimo ir pasitikėjimo. Ir žmonių pasitikėjimas demokratija ir institucijomis priklauso nuo skaidrumo, kuris yra būtinas siekiant užtikrinti patikimą nevyriausybinių organizacijų dalyvavimą ES politikos formavimą. Daugiau informacijos galite rasti ir Europos audito rūmų tinklapyje. Jei šis video jums buvo įdomus ir vertingas, dalinkitės juo ir prenumeruokite mano kanalą, kad gautumėte naudingos informacijos apie ES reikalus. Iki kito pasimatymo.